mano dar remonte, nu, bet jau kaip ir skambino, viskas ten į pabaigą. Vienu žodžiu, buvo ten reikalų. Motoro varikliai išlūžo 3 varžtai. Nu, ten vienu žodžiu buvo vienas iškrytas, turbūt nulūžęs, dar kelių kabėjo, užlūžo, jie ten kaip užklimptas buvau. Tai va, kaip nulūžo, kryto, išnėrė vidinę granatą, diržą nutraukė, nu ten vienu žodžiu. Karterį sujudino ar prakalė, ten apsitepalavo. Kaip ir viską dabaigė. Tai va, dabar dar važiuoju su lengva iki sodybos šiandien. Paimsiu rastelius. Paimsiu, ištrauksiu iš baseino užmerktus. Merksiu naujus. Ir šiandien tiek. Žiūrėsiu namo. O rytoj, sutariau, kad rytoj atvažiuos pasiimti būsą. Nes ten dar likę 50 rastelių irgi žmogui. Tai va, pasimsiu būsą ir ten, tenos 40 gal kilometrų. Kitam žmogui dar vietoj rasteliai. Tada nuvežu ir jau grįšiu su būsu į sodybą. Darbuotis toliau. Ištraukiu va iš baseino naujus tuos. Dabar išleidžiu vandenį. Palaistysiu. Visiems 4 biškį neužtenka spaudimą, per plonas to šlanga. 3 dar nieko, bet dabar galvoju su 2 tai suliesiu, paskui su tais 2 perliesiu. Tų dabar liet nereikia. Bet čia dar reikės papildo. Bet o tai va, įdomiausia tas, kad mirkyti, kur ką žiūrėjau, tai va tokie pavieniai. Lenda ten, čia va. Ten va matosi, va. Tokių, o čia biš daugiau priaugia. Bet kad tokių augimų nėra. Bet įdomiausia tai va nemirkyti kurie. Čia duoda vaizdų normaliai. Va. Čia va koksai sraitas. Čia va. Čia tai nereikėjo, nugavus jas gal patampiau. Čia mat Japonijoje ten toj, tai ten iš vis dar yra su tokį turi specialų plaktuką kaip ir, ar ten kažkokį metalo, ne metalo, medžio gabalą daužo, kad tipo ta grybieną, jinai sutrakinėja nuo tų smūgių ir susiaktyvuoja. Nu, bet jau ten tie, kurie jau ten senų savo tų visokių, kaip jie čia vadinasi, nu laikosi. Vienu žodžiu taip dariniai. Čia tai pas mus nieks taip nedaro, bet realiai tas grybienas yra ten tokie mikrosiūlai. Jie va kaip kilnoji, tu meti tą rastą, tada kažką jie sutrakinėja ir susiaktyvuoja iškart. Nu tai čia gal ir to užteko irgi. Aišku dar palyjo. Va einu pažiūrėti, va dar braškis. Ta šiltnamį buvau čia, kur yra. Čia net nebuvau įėjęs kažkaip. Net baisu eit žiūrėti. Kas čia vyksta? Ką čia vyksta? Nieko čia nevyksta. Pasinervuot gali eiti. Vidurys tik tai matai žaliuoja. Čia visiškai mirtis. Tokie pavieniai. Po 2 braškės duot. Žalių aišku krūva. Įdomiai, kas čia jam nutiko. Vidurys tai taip. Čia va tokie realiai vis turėjo būt, va jau. Formuojas, žiedai. O, ir yra, jau šaugėsi jie. O visi tokie turėjo būt, o čia per visą šiltnamį 30 tokių. Liūdna šiemet, liūdna. Ką darysi? Yra kaip yra. Oi, čia tie krūmai tokie. Čia.
Tai būtų gražu, jeigu visi buvę tokie. Visą laiką būdavo. Nesuprasi, kas čia nutiko. Oi, 3 metus stovėjo viskas čia. Niekas čia nušaldavo. Keli kupsteliai pražūdavo ir viskas. O dabar čia. Nesuprasi, atrodo, ta žiema šalta buvo kažkokia. Čia greičiausiai nedalaistyta buvo. Nes žiemą prieš užšalant turi būti pilni jie drėgmės. Tada nežūsta šaktos. O čia kai buvo pašalė, pašylo vėl, paskui vėl pašalė. Vėl atšylo kažkaip, čia tai buvo, aš atsimenu, kad vanduo buvo jau atjungtas, nebeprilaistyta ir greičiausiai. Amen. Tai va. Nu va, aš ir vėl autobusiuke, ką tik iš servizo siėmiau. Sumokėjau visus malonumus su nuolaida 420 gavus. Tai va, ne kažką, bet, nu, svarbu važiuoja tiesa, tai tik tai dar užsidega variklio lemputė. Bet čia gal prieš fiškę susijudino dar kažkas. Nežinau, jau aš išvažiavau šiandien sekmadienis, tai nieks čia tiesiog atvažiavo, atidavė mašiną. Nieko nebesakiau, čia pats turiu, užsigaisinsiu namuose, pabandysiu, nes čia nieko atsitikti negalėjo, tiesiog turbūt aš fiškutė kokia ar kažkas tokio atšoko, kai buvo nukryts motorus. Tai va, lėkiu dabar dar 50 rastelių yra. Reikiu kitam žmogui atiduoti, atsakė irgi kelis ne kažką. Tikiuosi vėl neužklims ir nebus toliau bairių. Pravažinėjau Dusetas, jau sustojau pasigražėti ežeriukų. Tai va, šios dienos darbas šito padaryti užvažiavimą. Nu, nes čia su šito, kai reikia važiuoti va per šitos du, tai jau kiek kartų nusibarstyta buvo. Tai va, reikia padaryti normalų užvažiavimą su pagalbininku. A ne, padėsi, tėti? Va. Einam daryti. Nu, padariau estakadą, bet čia reikėjo toliau tai padaryti. Ta lenta bando užvažiuoti. Jeigu bus labai blogai, reiks perdaryti. Nu, bandom užvažiuoti. Bandom! Eik čia. Taip. Na, tu čia jau pridarai man. Ne, nu. Dėkdavau. Nu.
Nu, šiandien su pagalbininku dirbam, ne? Jo, Jo, sunkiai labai. sunkiai biški parvažiuoti. Jo. Nu, einam skint grybų. Kur grybai? Va čia va buvo, pačiau. Va čia ateik, va. Teik, duok čia tą. Čia. Ta, nuskidam tą. Dar gal palieka. Tas. Dar vienas. Va. Da tas mažiukas. Mažiukas šitas man. Šitą nuskina. Kur dar grybai? Ten. Čia jų nedaug, bet jau, nu, nebegali auginti. Čia va dar buvo. Kur yra grybai? O šitie va. Laikyk. Aš dar nelaikysiu, dar biški. Pavargai jau? Oi, grybai užaugę. Dėk. Maždaug man šitą grybą. Aš dabar tiek grybų. Tatė, leisti. Dar reikia. Kur reikia? O šitą reikia įkišti. Čia paskui. Laškit. Reikia laškit man. Ten yra. Ta irgi. Nu ir čia. Ai, va čia dar vienas. Tu nori, kad štai. Ai, ne. Padėsukit. Tėti, kur dar yra grybas? Vilkai mankai. Daugiau. Būtų gerai kilogramas, nes užsakytas, bet turbūt, kad nebus. Dar yra. Nu, tėra pasižiūrėti. Reiks dar prakilnuot. Aš padėsiu. Nu, gerai, einam pakilnuot, paieškoti. Nu va, paskutinis laistymas. Čia dar liko keli. Čia dar palikau tokius, kur va išaugę. Tai jos jau nekišau, tebe auga. Savo hodų nuskinsiu paskui. Paskui jos gal dabar reiks užmerkti. Ta va prileidžiu jau čia, tai kankinė. Su to mirkimu. Dabar keliam mėnesiam ramu bus. Tik tai reikia tikėtis, kad čia bus naudos. O, priskinau. Kiek čia 700 gal gramų. Daugiau tokių dar mažiukų va prilindė. Bet čia dar yra. Tokių dar neskinu, už poros dienų. Visokie pavieniai. Lenda, bet kažko norėtųsi daugiau. Bet daugiau nėra. Nu gal pramuš vienu momentu. Priaugia tokių pralenda, kai kurie rasteliai tai labai gražiai. Kai kurie tai čia kelis grybus. Išvis po vieną. Vienas toks rastas. Na, bet jie jau pražudyti jie biškį. Tai va. Na va, šis reis kažkaip šitaip. Čia ir čia dar tiek. Ja. Kol sukrovau, tai o Jėzu, o Jėzu. Išlapi šiandien karštą. Neveikia. Kai visada razėtė, dėsiu tokį. Ir judėsim rytoj link Klaipėdos. Dar vienam žmogui 200 užsakyti ir dar keliem pakeliai.
Su prieka pavarau, kad vienu reisu tą galą nuvežti viską ir viską. Būtų ramu. Štai. Eina avarinių užtvirtinu. Įdu link namų. Ir rytoj na rytą 8 kokių paėda. Va, atlėkiau pas pirmą žmogų, iškrovau, čia jau buvau kiek 15 šiek. Tai va, čia toks pakeliui, dabar lėkiau link Klaipėdos. Kiek čia, 1,5 valandos kelią. Tai čia jau pagrinds 200, beveik viską ir iškraus. Dar vėdab. Jurbarke paskui, man atrodo, grįžtant. Bet čia šiandien pusę Lietuvos apvažinės. Varau. Klaipėdos ant 30. Žiūriu dabar per porą dienų taip sužaliavo viskas. Taip smagu jau pavasaris. Porą dienų va šiltesnių. Žiauriai. Pagaliau vasarą, tai smagu. Na va, išsikroviau 200, dar čia va žmogui atvežiu. 30 buvau sakęs. Tas pats pernai va irgi pirkęs. Čia, žiūriu, tai dasisakė, eidavo pažiūrėsi, nes žmogaus nėra. Tai pernai palikau aš čia, jis dirba ir šiemet paliksiu, sutariau. Tai va, eidų pažiūrėti, kas ten gerą išauga iš pernykščių. Jeigu neberikė, tai niekad išauga, bet pribėda va tas išplytas iš toli. Tai va, matau jau, išlindusi. Vienas išlindė, išlindęs. Reikia, kad mirkytų. Priauksiu čia daugiau. Ja, priekapą palikau atkabinęs dabar. Nes, kad čia sukiotis. Va, lėkiu. Dabar dar iki Jurbarko tas 20 nuveža. Ir viskas. Namo. Nu va, paskutiniam žmogui iškroviau 20. Jurbarko rajonas. Važiuosiu link namų jau. Visi darbo dieną, tai namuos labai sunku ką pagauti. Visi darbuosi. Tai va. Jo. Apkeliavau šiandien. Dar iki Panevėžio grįžti. Porą valandų. Tai va, apkeliavau pusę Lietuvos. Šiandieną išeisim. Dabar gal ant savaitgalio kažkur reiks važiuoti. Bet jau nebedaug čia liko norinčių. Tai va, tiek šiam kartui tada. Kas pažiūrėjote iki galo, prenumeruokit kanalą, paspauskit like, parašykit komentarą. Ir iki, sutiksim už savaitės kažkur.